8:30. Nu ir pamiegojau čia. Atsikėlęs buvau 7. Kaip visada. Žadintuvas suskambėjo, bet nežinau. Dar pagulėjau ir užmigau. Nieko savo, dar 1,5 valandos ilgiau pamiegojau. Oho. Bet per naktį kažkaip prastai žiauriai miegojau. Labai dažnai kėliausi, varčiausi, čia negalėjau užmigti ilgai. Bet jo, 8:30 jau, oho. Ups. Dar tiek nebuvau ilgai miegojęs, atrodo. Tai va, pasidariau pusrytėlius, makaronai. Spagečius pakeičiau jau į kitus makaronus. Tai pavalgysiu. Bet jie tokie prasti ganėtinai, kaip išverdyje, tokie visiškai minkšti. Ir kai ištydžia vos ne kartais. Nelabai kokybiški, bet pigiausi, dėl to tikriausiai taip ir yra. Paskui turim tokį kaip ir padažas čia, nežinau, dip, čia su čederio sūriu. Bet jis toks labai skystas, tai pabandysiu šiek tiek užsipilti ir išsimaišysiu. Ir tada keletą bandelių yra, tai va perkasiu. Ir pagal orus turėtų nusiraminti lietus apie 10 valandą. Tai va, gal taip ir susisuksiu, kol dabar čia pavalgysiu, kol susidėsiu. Kol išvažiuosiu, tai ir 10, manau, ateis, nes dabar po 9:10 po truputėlį ir praeis, manau, lietus. Tai visai gerai dėl. Bet užsivėlinsiu jau šiandien, tikrai užsivėlinsiu. 3 diena iš eilės, kai reikia lysti į lauką per lietų. Jau taip sunku, taip nesinori lysti per lietų, šakės. Dėtis vėl šlapias kelnes, šlapias striukė. Batai jau sudrėkia tokie. Bet galiu jums pasakyti vieną tokį triuką, kaip galite išsidžiovinti tokius dalykus kaip kojinės arba pirštinės, kurios galbūt sušlapo per dieną. Tai turiu aptemptas kelnes ir iš tiesų į vidų esu įsidėjęs kojines. Pabandom ištraukti. Tadam! Taip ir visą naktį gulėjo ir pradžiuvo. Dar yra kojines paprastos. Na va, turim ir sausos, ir gerai. O kai buvau nusiėmiau vakare, tai buvo ganėtinai drėgnos tokios. Tai va, taip triukas yra išdžiovinti kojines, nes vis tiek kūnas šiltas. Tikrai virš 30 laipsnių laikosi ir per miegmaišį kvėpuoja, tai sausos kojinės visiškai sausos pasidarė. Na ir dabar vienas nefainiausių dalykų per visą dieną – užsidėti šlapę striukę. O, tu toks šiltas esi, viskas gerai ir dabar šlapia ir šalta striukė. Šlapalas. Šlapiai. Turim potvinį šiek tiek, ežeras pakilo tiek, kad va, dabar važiuoju per ežerą. Tvoros apsemtos, išsiliejo iš krantų visiškai ežeras. Čia va, Vytas pasitinka ryte. Labą rytą. Nu, prie tokios upės dar nebuvau stiprios. Tiltas visiškai užpildytas. Pilnas pripildymas. Tikiuosi tilto nenuneš. Oi. Visiškai neša. Na, pagaliau lietus apstojo. Labai smagu dėl to. Kur pasitaikys progą stosiu, nusiimsiu tuos kaliošus. Jau ploščių irgi nusiėmiau, bet ir saulė pradeda lysti. Na ir pagal prognozes turėtų jau
nelyti šiandieną. Tai super, pagaliau. Dabar galima sakyti, jaučiuosi kaip koks kormoranas. Lietus pasibaigė, kaip kormoranas šlapias būna, tai jis išsiskečia ir džiovina savo sparnus. Tai aš irgi dabar visas juodas, tik po lietaus va. Tai dabar rankas kartais išskečia, taip džiovinasi, kojas džiovinasi, viskas džiūna. Aplinkui jau tokia rudenėlio spalvos vis prasideda, ne tik žalia visur. Pasimato ir tokių jau geltonų lapų nemažai visai, ypač ant beržų. Žvelgiant į kitą ežero pusę, tai iš viso atrodo jau tik žalia nėra, jau to ir geltonumo nemažai visai. Tai jo, rudenėlis. Gražu, gražu. Tai nemažai užlieta. Potvinėlis, potvinys. Iš abiejų pusių. Nes ten toliau, kur tiesiai filmuoju prie miško, eina upė. Tai jinai patvinusi ant tiek. Esu tokioj dabar Giland. Čia stotis. Jie pravažinėjau. Giland. Ir žodžiu dabar atvažiuoja traukinys į Oslą. Į Oslą. Ir žiauriai keista suprasti tai, kad, nu gerai, iki Oslo čia būtų kokia valanda nuvažiuoti, o iš Oslo į Lietuvą parskristi yra skrydis, kuris trunka 2 valandas. Tai jeigu vieną po kito iš karto daryti, per 3 valandas galima iki Lietuvos atsirasti. Nu gerai, sakykime, nuvažiuoji, dar tada nuvaryti iki Oslo oro uosto, tai per kokias 5 valandas galima atsidurti jau Vilniuje. Tai suprasti yra labai keista. Štai traukinys į Oslą. Insane suprasti, kad va taip galima atsirasti Osle ir paskui Vilniui. Geras. Saulė šviečia pro debesis, aš jau pasiruošęs važiuoti, bet pusė 5 beveik. Ups, vakareiškia šiandien ilgiau pamiegoti, viskas nusivėlina. Tai va, džiovinsiuos dar Maikutė turistų klubo Vilnius Tech VGTU, nes užlapo per pastarąsias dienas. Tai bus man tokia kaip skiauterė Supermenui gale esantį. Tikiuosi paplevėsuos ir išdžiūs. Tai, žodžiu, iki Šiaurės jūros man 60 km lieka. Tai prie jūros norėčiau daryti laisvadienį. Tai greičiausiai šiandien važiuoju kiek galiu, tai gal dar 20-30 km. Rytoj dar liks taip truputėlį, gal apie 30 ar 40 km. Ir tada jau bus rytoj tokia pusitinė diena laisvadienis, tikiuosi jau rytoj pavyks surasti vietą, kur galėčiau praleisti kelias naktis. Tai vat rytoj būtų pusinė diena laisvadienio ir tada dar po jos tai jau pilna diena laisvadienio paimčiau, pasibūčiau prie jūros savo tenais. Ir maždaug ten jau bus Norvegijos pietus. Ir paskui po laisvadienio eitų aplankyti patį piečiausią Norvegijos tašką. Ten toks švyturys yra, tai tikiuosi jį taikyti. Na ką, pradedam minimą. Bus šiek tiek kalniukų dabar. Į tenais važiuosiu maždaug. Bet nieko, viskas įveikiama. Kartais tenka ir per užtvarą važiuoti. Tai atvažiavau iš šanai ten. Dabar bus, atrodo, kelias tik tais man.
used to toss me about. Kelio pralaida pilnų pripildymų varo. Nieko savo. Patvinęs vanduo. Know the feeling now. Used to lose my crown. I'm wiser now. Used to toss me about. I'm wiser now. Ride it out. Ride it out. Dar kliuko. Bet truputį į šoną lenkia, nes dešinė pusė šiek tiek daugiau apkrauta už kairę. Čia ir dvi tašės yra iš šonų ir dešinėje pusėje kompiuteris. Tai jeigu čia sunkiau, tai mane verčia į kairę pusę. Tai dabar Liknės miestelį pravažiavau, niekur čia neužsukau, tiesiog pravarau ir toliau sieku savo maršrutu. Dabar po 7:10, 15 kažkur tais. Tai ne per daugiausiai jau lieka pavažiuoti, gal dar kokį pusvalanduką ar net mažiau. Viena įkalnė bus apie 150 metrų peraukštėjimo. Tai galbūt dabar pabandysiu ją įveikti. Ir ant kalno tada jau pasiieškosiu nakvynės. Na ką, įsikūriau, viskas tvarkoje, šalia kelio, visai prie pat kelio, čia toks šalutinis nueina kelias, tai prie jo radau pievelę ir įsikūriau. Taip pat ir nusiprausiau, radau vietos lauke, kur nusiprausti. Ir dabar norėčiau parodyti statistiką tokią, kurią suvisdinėjau kas porą savaičių. Tai nusikelkime dabar į kompiuterio ekraną ir štai čia galime matyti mano 2 savaitės. Ir pažiūrim, kiek numinta per 2 savaitės. Taigi per 2 savaitės numinta 587 km. Pažiūrim, koks vidutinis greitis buvo mano. Taip, per 2 savaitės turim vidutinį greitį 12,42. Na gerai, o įdomumo dėliai pažiūrėkime aplamai per visą kelionę, koks dabar vidutinis greitis mano. Nuo pirmos dienos važiuojam iki vakar dienos. Taip. 13,02. Toks vidutinis greitis per visą kelionę kol kas laikosi. Na, nėra per greičiausiai, bet toks yra, koks yra. Na, čia dar surašinėju širdies darbo, koks yra vidutinis ir maksimalus, vienant dviratį grinai. Tai dar galim pažiūrėti žemėlapį, kas 2 savaitės irgi vis pasipildau, atsinaujinu nakvynių vietas, kur nakvoju, pasipildau į šitą žemėlapį. Tai šiandien yra 43 nakvynė, bet susižymėjau iki 42 nakties, paskui dapildysiu jau kada. Tai jo, nemažai pritaškuota jau čia visai. Na ir gan dažnai nakvynės būna, nes vis tiek minukas
kas 50, kas 60 km kasdieną, tai nėra labai jau dideli tarpai. Va, atvaryta neblogai. Dar aišku, reikės, kai jau grįšiu namo, šiek tiek pakoreguoti maršrutą tą, nes ne visada sekiau savo suplanuotų maršrutų, kartais nukrypdavau, bet preliminariai viskas panašiai varo. Na jo, šiandieną vakarienė gal šiek tiek ir liūdnoka, jau gamintis nesinori. Tad bus, kas yra, tas yra jau, nes jau po 10 šiek tiek. Tai kol pagaminsiu bus 10:30, dar pavalgysiu, tai jau, stipriai užsivėlinsiu. Tai va, gerai, kad yra toks dalykas kaip pupelės, užvalgysiu. Bet irgi jau šiaip per vėlų valgyti, jau 10 valgyti, atrodo skrandis tik tais apsunks ir paskui naktį turės dirbti. Na, bet kelioniai taip jau būna kartais, dažniausiai. Tai jau, pavalgau ir einu miegot, tad čiau, ačiū, kad žiūrėjot ir iki rytojaus.